Labas rytas visiems. Iš tokio laukelio parkelį kasinėjau, naujam. Čia dar šitam parkelį, šitam pievai niekad nebuvau, buvau miške. O čia miškelis. Buvau papostinęs video čia nesenai iš šito. O šiandien atėjau, sakau, pavaikščiosiu po šitą laukelį. Čia yra ir žaidimų aikštelės vaikam. Ir tenais klubai yra toj pusėj. Regbio, man atrodo, kriketo, dar kažkieno. Atėjau į lauką, keletą monetų radau. Tokia smulkmė visokia šiuolaikinė. Dabar va, pakrašty lauko pagavau tokį daikčiuką. Laukit, parodysim. Nežinau, man atrodo, kad čia sidabrinio žiedo fragmentas. Panašu į tai. Va toksai daiktas. Matosi gavęs gerokai su žoliapjove. Tai kažkoks tai dirbinys sidabrinis, nesuprantu, ar tai žiedas buvo, kažkas tokio. Vis tiek gerai. Toksai daikčiukas, kaip sakoma, į kišenę, ne iš kišenės. Svoris jaučiasi, man atrodo, bus sidabras. Pavalysim paskui, pasižiūrėsim. O dabar gražus rytas. Wow, krito. Taip, gražus rytas. Galima pavaikščioti. Saulutė šviečia. Prisirengiau su to striukę, pasiėmiau. Biški darosi karštoka. Bet gerai, kad tenais mašina aikštelė yra, tai jeigu kas nueisiu, persirinksiu. Gerai, kągi, keliausime toliau. Gal čia nais dar kokios juvelyrikos papuls, gal sveiki žiedai gulės. Pasirodė į žemės. Pirmas varas. Senas. Jau tokių parduotuvėse nebepriminėja, bet bankuose dar kai kur ima, bet jau sunkiai. Tokie va pinigėliai, 3 liūtai, 1 svaras. Jos pakeitė į bimetalius. Man atrodo 2016, jei neklystu. Čia 2002 metų. Tokia va monetėlė. Gerai, 1 svaras šiandieną. Pririnkau ten smulkmės visokios gal. Bet svaras 1 šiandien. Gerai. Iš šitos duobės pasirodė senesnė moneta. Fartingas. 1/4 penso. Kas taip ir jau visiškai suvalgyta moneta. Net neaišku, ar čia bus Jurgis V ar Viktorija. Šitam parkelėje suradęs Jurgio VI monetą ir Jurgio III. Tai, aplinkui dar turi būti kažką tai seno. Vis tiek aš nemanau, kad viską išdaužė čionais tie detektoristai per metus čionais. Per metus. Jie čia tas leidimus gavo, bet matosi šitą lauką jie nelabai judina. Nes monetų lenda ir senas svaras. Ir šitas, reiškia, dar yra čionais kažko vis tiek. Tokia monetėlė, aišku, visiškai numirus, bet tas faktas, kad dar senų monetų yra likę. 1,8 matau ant monetos. Tai bus Viktorija. Yra. Kągi, mes tęsime. Toksai mažiukas monetukas išlinda. 1/2 penso. 70-ieji. Tokia va. Kilinti čia metai 77. Saulė šviečia šiandien. Sunkiai matosi viskas. Tokia va monetytė. Dar gražaus stovi. Giliai molėje buvo. Nuimam. Taip, galvojate, kad monetas vien kasu? Ne. Ir alko denarus kasu. Tokius vadinamas. Visokius daikčiukus kasu. Daug čia ir šiukšlio, ir monetų per pusę perpjauto žoliapjovės. Bet vaikštau. Graži diena, saulutė šviečia. Iš tikrųjų prisirengiau. Jau pradedu prakaituoti, blemba. Vaikštam toliau, žiūrime. Turi būt čia dais dar. Jeigu moneta 70 metų lenda, net Viktorijas, tai ką gali žinot?
Gal koks žiedukas auksinis guli, kaip norėtųsi prieš kalėdas auksinio žieduko. Nu, va, eilinė moneta. Daug čia tų monetų iš tikrųjų. Taip. Bet vat visas va tokias va. 1, 2 pensai, 5 pensai, ten 20. Bet tai vat dar porą svarų turiu. Ir viskas. Dėl ko įsijungiau. Prisiminiau, kad aš radau tokį daikčiuką laukuose čia prieš keletą savaičių. Ir aš jums dar nerodžiau jo. Daikčiukas įdomus. Galvojau, kad tenais romėnų Romos laikų peilio rankena. Bet rašiau ir ekspertams ir viską. Vienas sako, kad gali būti vikingai, kažkas iš vikingų pusės. Mūsų ta grafystės radinių pareigūnė, jinai pasakė, kad paims užregistruotą daiktą ir tada sužinosiu, bet jinai galvoja, kad ten viduramžiai. Buvo ten Facebook'e papostinau, aš tą daiktą sakė, kad žmonės taip tipo galvoja, kad muškietos dalis, ne, ten tikrai ne muškietos dalis, ten tas daiktas yra daug senesnis. Tai va, siūlau pasižiūrėti iš laukų tą daiktą, dar nežinau, kas yra, bet na, atnaujinsiu, kada žinosiu, tada aš jums pranešiu, kas tai per daiktas. O dabar pasižiūrėkit. Tokia fainulė šiandien dienulė. Saulutė kaitina. Kaip kaitina? Tik tai šviečia, bet ir tai smagu. Nes buvo savaitgalį visą lyjo, tai biški pradžiavino žemė, kas gerai. Nu ir aš jums noriu kai ką parodyti. Tuo pačiu radinys jau nuplautas, apžiūrėtas. Taip, toksai va daikčiukas. Zoomorfinis. Kaip matote, akis gerai matosi, ausytės. 2 ausytės va. Akytė. Iš tos pusės akytė ne taip matosi, bet matosi iš tikrųjų. Kaip šuns galva, kas čia? Kažkoks tai neaiškus gyvūnas. O toksai daikčiukas. Amžiaus dar nežinau. Gali būti romėnai, nes čia labai romėnų šituose laukuose radom. O toksai daikčiukas gali būti ir saksai. Bandysiu išsiaiškinti, nors gali būti ir vėlesni viduramžiai. Kažkas nulūžę. Neaišku dar kas čia, bet kaip galvoju, gali būti peilio rankenėlė. Čia nulūžus ir kažkas tokio turėjo būti. Išsiaiškinsiu tiksliau, kas čia yra, bet radinukas man džiauliai patinka. Gerutis. O, tokie radiniai pakol kas. Porą variokų dar radau ir viskas. Tiek pakol kas. Tiesiu paieškas. Niekad nežinai, kas papuls. Kažkokį tai užsegimą radau. Prada, Milano. Čia kažkokie tai pipseliai ir dirželis. Nuo ko? Vėl nežinau. Bet Prada. Kažkoks tai turtuolis ar turtuolė pametė. Jo. Atidaviau, radau žetoną šuns. Tai atidaviau, palikau tenais va prie ženklą. Žmogui parašiau žinutę. Padėkoja, sako, pasiimsiu. Nu ką, tęsime paieškas toliau. Signalas buvo labai prastas, todėl kad monetos buvo kartu. Todėl tokiose vietose apsimoka kasti ir blogus signalus, nes va svaras senas su drakoša ir 10 pensų. Jo, apsimoka kasti signalus visokius. Nes niekada nežinai, gali būti skirtingų metalų 2 monetos, 3, būna į daugiau. Jo, taip va. Nu, saulutė tai šiandien maloniai šildo, gera. O man va, tokie radinukai lenda. Varinis kažkoks žiedukas. Sidabrinis būtų paimčiau, ar auksinis, aišku. O toksai keliaus į šiukšlinę. Ką man jisai? Tokių pririnkęs esu, per 8 metus kasinėjom ar 9. Nu kągi, tęsime. Monetos lenda, bet monetos visas smulkmė, 1, 2 pensai. Kažkaip keista. Tokių žemesnių signalų nėra. Vienaukštė. Labai įdomi, čia kažkas rinko žemų signalų šitam lauke. Prie žaidimo aikštelės priėjus, jau į pinigieną pradėjo kreist šiuolaikinė. Svaras. Svarainis. Čia turėtų būti daugiau aplinkui.
Tokiose vietose visą laiką žmonės primėta. Laksta paskui vaikus ir iš kišenių byra pinigai. O man tai nauda. O toks vaizdzėlis dar įdomesnis. O dar du šalia. Dar 20 pensų išlupau. Reiškia, gali būti čia dar daugiau aplinkui šitą vietą pinigėlio. Nu, dar 2 svarainiai. Nu, taip gali tapti ir turtingas pasakiškai. Jo. Nu, 2 svarai geriau, ne 0 svarų. Ką galiu aš pasakyti? Pas mus saulutė šviečia. Dar tik tai 2 valandas. 10 pradėjau. 4 valandas vaikštau, grinai. Nu ir sakau, gal užteks, nes šiandien jau nei rankyčių, nei kojyčių. Ištroškau saulę, ištroškino, o vanduo mašinai viską palikau, kuprinės neėmiau. Ir blogai padariau, nes dar būčiau kasinėjęs, bet iš tikrųjų, reikia važiuoti į parduotuvės, apsipirkti maisto, visko. Ir paskui susukti jums šitą video. Reikės užkrauti. Nu ir ką, pasižiūrim, ką čia mums šiandien pavyko surasti. Surasti pavyko tiek. Nu, gana nemažai, iš tikrųjų nesitikėjau šitam parke, nes galvojau, miškelis tai šitas, tai buvau praeitą kartą viskas iškasinėta tenais. O čia va dar gerybių yra. Aišku, sąlyginai tos gerybės. Tokios va monetėlės. Daug monetėlių papuolė, iš tikrųjų. Jeigu taip pavaryti visą dieną, aš manau, galima net rekordą pamušti savo, nes esu per dieną 116 monetų iškrapštęs. Nu, vat, tokie radiniai šiandieną pas mane. Kas pas mane žiedukas papuolė. Gaila, kad jisai žaliapjove buvo susitikęs ir jam nesibaigė labai gerai. Na, yra kas yra, o toksai vat sidabrinis žiedukas. Kas čia dar buvo? Na, Viktorijos moneta ten guli toliau, bet tiek to. Na, svarai. 3, kiek čia? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 svarų. Ir dar čia smulkmė visa. Smulkmės daug, po pensą po 2. Tai čia didelės sumos nebus. Gal koks svaras ar 2 čia iš viso ar išeis. Na, bet nieko tokio, ne dėl tų svarų. Šiaip, tiesiog profilaktika. Tai va, visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Visiems geriausių signalų. Susitiksim kitą kartą. Ate.